Labas rytas. Tai šiandien važiuojam į Kauną, nes po pirmos laidos nebeturim vietos Elektrėnuose. Ant mūsų kampelio vakar mačiau 8 valtis. Tai ieškosim naujų plotų ir didesnių šamų. Žiūrėsim, kaip seksis. Pagaliau atvažiavome į Kauną, pasižiūrėjom temperatūrą 14 laipsnių. Mūsų šaminėse vietose realiai nėra visiškai šamo. Bandysim ieškoti ten 5-6 metrai. Aišku, pasitelksim, kaip sakau, burtų lazdelę, nes gal jau jie maitinasi prie 14 laipsnių. Tai žiūrėsim, bandom ieškoti pirmo šamuko. Tikimės ne šamuko, o didelio šamo. Pagaliau pirmą šamuką radom, bet labai jau baikštus jisai. Realiai pasikėlė nuo kvoko, bet labai jūs jau nereaguoja. Pabandom. Labai neaktyvus, bet bandom pakrapštyti. Turėjom kibimą, be telefono šnekėjom, valas laisvas buvo ir nepakirtom. Sunki ta šamų žvejyba šiandien mūsų, pirmas šamas ir tas nuėjo. Nieko, žiūrim toliau, gal dar kažką ir surasim. Po 5 valandų pagaliau vieną suradom. Pasirašė, šiaip ne taip. Nedidukas, bet jau smagiau. Tikrai smagiau. Planavom šiandien 2 metrų, bet gavom tik metrą. O, pikčiurnas. Op. Bet tai stiprus jisai. Op. 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 Pagaliau. Pagaliau. Net rankytės dreba. Aš kai šamą šiandien apsirengęs, tai šitas gal dėl to taip ir pasirašė. Raštas toks pat. Gražus. Nedidelis, biškį per kuprą gavęs, bet gražus šamukas. Nu ką, šamukai, važiuojam namučio. Pakviesk kokį gal tėvuką. Realiai 3 metimai, 2 sekimai šių.
tada pasikeitėm gumą, realiai ryškalą, nes gaudėm su natūralke. Ir iškart apsisuko ir ganėtinai, kas supranta panoptiksą, tai sakau, kaip lydys net apsisuko ir greit. Puf. Geras smūgis buvo tikrai. Spalvytė tokia. Bet čia Keitechas, bet draugas dovanų parvežė iš Prancūzijos. Tai Lietuvoje tikrai nerasit, tikrai neklauskit, kur nusipirkt. Bet jeigu turėsit ar būsit išvažiavę į prancūzus, tai tikrai galėsit tokį įsigyti. Gylis dabar kažkur apie 12 metrų ir daug kliuvinių labai. Tai bandome jį pasikelt su kvoku. Šiaip labai pasiteisino mums šitas šiandien dalykas, nes visą dieną irgi ieškom pakilusio, bet neradom. Tai tikrai kvokas mums padėjo. Bet faktas, dabar jau ir 15 laipsnių temperatūra, tai manau tikrai maitinasi jisai, tikrai reaguoja į tą kvoką. Tai kalbant apie mūsų burtų lazdelę, tai vadinamas kvaklė. Tai va ką norėjau parodyti. Kaip dauguma va tai va kvokina ir sako, nieko nesigauna. Turi būti ganėtinai greitas judesys. Tarkim, iš riešo. Kiti daro taip, aš darau iš riešo. Būtent toks garsas turi gautis. Tai pavyzdžiui, jeigu, tarkim, labai didelis gylis, tai kvoką kišam daug giliau. Va tokį, duslesnį. O jeigu, tarkim, ten gylis 4, 3, 5 metrai, tai tada toks paviršutiniškas. Tai va, tai tikrai nedarykit taip. Nes šiandien Kauno mariose tokių irkluotojų matėm. Neteisingas kvokinimas. Tai buvom pastebėję jau tokių, o teisingas turi būti iš riešo. Iš riešo galima dar nutempt su alkūne, tai toksai. Ir tikrai nereikia ten daužyti. Va taip. Ar ten šianaut, kaip aš sakau, turi likt sausas. Va taip. Palėtė. Nu ką, dar vienas. Nedidelis. Bet vis tiek smagiai. Bet ne 2 metrų, kaip tikėjomės. Op, yra. Turim. Gražus šamukas, fainas. Aišku, nes tokiais kotais tokius šamukus gaudyt, mes gaudam dabar iki 100 gramų, realus gal 130, bet jeigu būtų iki 30 gramų, tai manau tokį šamuką trauktum kokių 15 minučių. Ir vėl ieškosim didesnę. Op. Tai va, ir dabar trumpai apie kotus. Tai kotas turi būti tikrai rimtesnis. Aš pats naudoju apie 100 gramų. Tai čia iš tikrųjų deklaruoja 100, bet yra apie kokius 130 užmetimas. Aišku, tokioje šamų žvejybai kaip šiandien matysit laidoje, tai gal ir nereikia tokio. Smagiau būtų su kokiu 30-50 gramų gaudyti kotų. Kad smagiau būtų, kad kotas daugiau linktų, kad rytė suktųsi ir taip toliau. Bet niekada negali žinoti, koks tas šamas įskris. Tai būna, kad pasiemi tą kotą iki 20-30 gramų ar 40 ir pagauni 1,70 m. Tai tada ilgėja tas traukimo laikas plus kokių 40 minučių. Tai tikrai ant koto gramatūros nereikia pagailėti. Tai va, ryte
Tai ryte visiems žinoma, manau, Shimano Twin Poweris. Tai tokiai žvejybai greičiausiai nėra alternatyvos. Nežinau, apie daivas nieko negaliu pasakyti, bet iš Shimano tai tikrai geriau už šitą rytą tikrai nėra. Tai va, valą naudoju 3. Aišku, galima naudoti pradėti nuo 2,5 PE iki 4, bet aš visada renkuosi viduriuką ir man jo tikrai užtenka. Faktas, kaip ir minėjau, kad šituose žvejybose, kaip dabar gaudom šamą po metrą, tai tikrai tokio nereikia, bet geriau turėti, nes nežinai, ką gali pagauti. Lauk. Gerai. Paleidžiame, o dabar turi kalbą. Dar kartą. Gerai, kel. Yra. Ko tu nekirtai? Kirtau. Tau reikėjo. Bet vos tik tai. Baigiam šiandien šamų žvejybą Kauno mariose. Aišku, dideliom akim atvažiavom, norėjom 2 metrai plius, bet čia tik norai. Tai va, susitaikėm ir su metriniais šamukais. Tai iš tikrųjų labai sudėtinga žvejyba buvo. Visą dieną, realiai matėm per visą dieną gal kokius 7, gal 8 tik šamukus. 4 pasirašė, 2 tik tai realizavom. Tai va, tai realizacija 50/50, bet laukiam tikrai, kad pašiltų dar stipriau oras ir vanduo. Tai gal dar labiau reaguos į kvoką ir manau, rezultatai bus tikrai geresni. Ir lauksim to 2 metrų plius.